Kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, ten pat gretimui buvo ir kitas toks vaikinas Usūrinis, kuris mokėsi statybininkų ir buvo pačios Ingridos tikrai labai nekenčiamas. Atsimenate, kaip kartą profkėje to Usūrinio klasiokai keršydami labai piktai ir žeminančiai su juo atsiskaitė, atėmė iš jo batus ir privertė mūvėti moteriškus aukštakulnius batus? Po to tie patys klasiokai nedar žiauriau pratrūko iš vargšo Usūrinio tyčiotis, ko beveik kasdien jam tuos aukštakulnius vis primindavo, pradėjo net garsiai sakyti, kad Usūriniui tik šitas apavas ir betinkas, jam reikia net ir praktinės pamokas, mūrijant ar tinkuojant darbo metu ant pėdų tuos moteriškus batus mūvėti. Dar daugiau, būdamas nekenčiamas atstumtas tarp klasiokų, Usūrinis dabar buvo jau ko nepagrįstai jų vadinamas pyrų, kitos orientacijos vyru. O vieną žiemos dieną, jau visai artinantis gamybiniai praktikai, noro iš Usūrinio tyčiotis pilnas klasiokas Užkimėlis netgi taip klasėje kalbėjo, kad jo manimu per būsimas išleistuves būtinai reikėtų, kad Usūrinis ceremonijos metu būtų užsimovęs moteriškas aukštakulnes basutes, vis tiek jau prie to yra pripratęs, tegul ir visa mokykla jį tada tokį mato. Bet laimiai Usūrinis turėjo užtektinai blaivaus proto, tad nepasidavė niekingam savo klasiokų spaudimui ir per išleistuves pasirodė su normalia vyrui apranga, su vyriškai savo batais ant kojų. 2005 metų vasarį štai dramatinė scenarijaus vizualizacija, kaip galėjo atrodyti šis pokalbis Kupiškio žemės ūkio mokyklos kabinete 2005 vasarį. Vieta – Kupiškio žemės ūkio mokyklos kabinetas. Už lango pilkas 2005 metų vasario sniegas. Suklerę suolai, ant sienos kabo statybinių brėžinių plakatai. Veikėjai – Raimys Užkimėlis ir Vaidelis Usūrinio klasiokai. Jie sėdi kabineto gale, Usūrinio aplinkui nėra. Užkimėlis krenkščia, užkimusiu balsu, pusbalsiu, matė tą lochą šiandien. Šliaužia koridoriumi kaip slunkis, akių nepakelia. Galvoja, kad pamiršom, kaip su kablais per koridorius kaukšėjo. Raimys piktai nusišypso, kramto tušinuko galą, pamirši tu jam. Klausyk, o geras buvo, kai prispaudėm jį draugė su Marieko pagalba dėl Vilmos. Palik, sakom, merga, ne tavo nosiai. Ir, ką? Išsibarstė iš baimės, paliko. Dabar ir vėl jis, kaip senais laikais, vienas visur vaikštinėja, kvailio vietoje likęs. Galvojo, vargšas, kad jei paklausys mūsų, tai neliesim daugiau. Vaidelis tyliai prunkšteli, pasiremia ant suolo, aha, tikėjosi ramybės debilas. Paliko Vilmą, o kas iš to? Kaip gavo į kaulus kasdien, taip ir gauna toliau. Vakar prie mokomųjų dirbtuvių Saulys jam vėl gerai sprandą pamaigė. Nežinojimas, kur dėtis jam nepadės. Užkimėlis pila žibalą į ugnį, girdėjot, kas Kupiškio autobusų stotyje jam buvo. Sėdi mūsų kietuolis, laukia autobusiuko, o ten kažkoks girtas chuliganas užsirovė. Pradėjo jį purtyti, o Usūrinis net cyptelti nemoka, dreba visas kaip epušės lapas. Net stoties urlaganai mato, kad iš jo galima tyčiotis. Raimis garsiau nusijuokė, rimtai? Net stotyje neapsigina? Tai aišku, juk jis visiškas pedikas pasidarė. O aš asmeniškai tam stoties bachūrui net ir ranką iš dėkingumo už tai paspauščiau, kad Usūrinį buvo puolęs. Klasiokai dabar mūsų Usūrinį tik taip ir vadina gėjumi. Jamgi patiko tie moteriški batai, kur atėmė jo batus užmovėm. Buvo tai prieš metus. Matėt, kaip tiko. Vaidelis juokėsi, atsimenu. Reikėjo matyti jo veidą. Dabar jam tikrai tik tas apavas ir tinka. Reikės profesijos mokytojams pasakyti, kad per praktinės pamokas, kai mūryje sienas ar tinkuoja, jam neduotų darbinės avalynės. Tegul lipa ant pastolių su aukštakulniais. Dirbs kaip tikra panelė. Kumštytė nebūtų jis. Užkimėlis atsilošia suole, veide pasirodo niekinga šypsena, palaukit vyrai, artėja mums visiems gamybinė praktika, o po to egzaminai ir išleistuvės.
Aš tai sakau rimtai, per tą išleistuvių ceremoniją, kai visi susirinks, direktorius ten bus, tėvai ir mokytojai, mes turim prikalbėti iš paskutiniųjų, kad usūrinis ateitų čionai su moteriškom aukštakulnėm basutėm. Kažkokias, kad prie pat jo ant kojų mūvimų moteriškų pėtkelnių derėtų. Vis tiek jau pripratęs koridoriais kaukšėti po ano lemtingo karto. Tegul visa mokykla pamato, kokį statybininką išleidžiam. Turbūt net jei ir Vilma tada jį tokį pamatytų, gal iškart po to rimtai pasigailėtų, kad su šitokiu iškrypusiu bernu buvo taip artimai prasidėjusi. O jeigu priedo dar ir sijoną kokį savo jis prigriebtų, būtų visai Zajabis krūta idėja. Raimys pasižiūri į duris, ar niekas neateina, ir sumurma, būtų geras vaizdas. Reikės dar stipriau paspausti jį iki pavasario, kad neturėtų kur dingti. Nes kai tik mums pagaliau prasidės šita gamybinė praktika, jis visiškai išslys mums iš gniaužtų, nebegalėsim jam nieko nurodinėti.